Labą dieną. Grįžau po atostogų, pailsėjom, pasivažinėjom, pamatėm daug gražių vietų. Tai buvau pažvejoti Kornvalį ir, turėjau porą kibimų, bet aš jų nefilmavau ir viens man į akmenukus į molus nuėjo, kits per anksti pakirdau. Meškerė sujudėjo ir grebiau, kaip sakant, ir nepakirtau žuvies. Tai šiandieną atsikėliau ryte, buvo iš tikrųjų apsiniaukę vėjuota, dabar viskas pasitaisė, galiu parodyti. Orai neblogai atrodo. Tai važiuoju nusipirkti masalų į vietinę savo parduotuvę pas draugus. Pasiruošiu meškeres ir važiuosim pagauti ką nors įdomaus. Iš tikrųjų senai buvau žvejoti, tai bandysim pagauti kokią ekskliuzyvinę žuvytę. Pasimatysim už sekundės. Važiavau į savo žvejybos vietą. Kaip matot, vėjuota pagal vėliavėlės. Daug laivų čia praplauk aplinkui. Tai matau, yra ribokų tenai, tai žiūrėsim. Į tą galą reikia nueiti ir prisėsti. Einam susirinkti meškerės. Parodysiu jums paprastą būdą, kaip susirinkti palapinę. Apsidedi akmenukais, greitai kampus. Nes ant dviejų, supranti, negalima jos kelti. Va dabar mato tą pačią prisispaudus akmenukais. Čia vat įsitempė kampą. Viskas. Palapinytė. Aišku, reikia viską gražiai apsidėti akmenukais visus kampus. Nemažai vietos čia. Ir kažkur užtruktuką pamečiau, matau. Tiek reikalų su palapinė. Ką, žvejai, įsikūriau, dabar aš jums trumpai parodysiu, kokiu būdu ir ką naudoju gaudyti žuvį jūroje. Tai viena sistemėlė bus, nežinau ar matos, o biškį nuleisiu, jūs geriau matyti. Tai, viena sistemėlė, vienas didelis kabliuks, ilgs pavadėlis, slankiojantis ir 125 gramai šviniukas. O kitoj meškeriai naudoju 3 kabliukus. Antro dydžio ir viskas taip atrodo. Antras dydis ir meškerių ilgis, nežinau, ten metrais, pasakysiu pėdom 10 pėdų po vieną, man nereikia tų ilgų. Stovas IMAX'as, patogus labai, neišsusimontuoja. Dvi paprastos rytės, tos meškerės yra biudžetinės, nebrangės, kaip matot, 6 guolių, ta paprastesnė. Tai papasakosiu dabar apie masalus, kaip užsidėti ir su kom gaudam. Greitai dabar papasakosiu, kokie tie masalai. Tai turiu 3 rūšių, turiu jūrinių sliekų ilgyje, baisus labai, jūriniai sliekai. Tai čia va tiek tų sliekų 10 svarų kainuoja. Čia turiu bus kalmaras maišytas
skumbrė apsukta. Tai čia eis ant vieno kabliuko, o tie eina ant 3 kabliukų. Paskui skvidas ir bliui. Tai čia irgi miksas toksai. Skumbrės gabaliuks, sliekas ir tas skvidas. Dar pridursiu, kas būtina žvejyboje, naktinė ypač. Lempą turėt, pirštinės, šiukšlių maišelį ir geriausias žnyplės išimt kabliuką žuviai. Gal teks pademonstruoti, pagausim ką nors. Tai dabar parodysiu, kaip užsimaut sliekiukai ant mažų kabliukų. Jamam slieka baisu labai. Matot, gyvatės ilgis. Paėmat sliekiuką, veriat per burną. Jie turi tokius dantukus pailgus ir kartais jie skaudžiai gali kasti. Labai atsargiai su jais reikia. Aš va taip. Susimaunu sliekiuką. Aišku, su tom pirštinėm nepatogu, geriau plikom rankom, bet aš naudoju, nes mėgstu pavalgyti žvejyboj, saulėgrąžų. Turi rankšluostuką pasiėmęs. Nu va taip. Prisikerpam ir ant kito kabliuko. Paskui parodysiu, kaip užsideda šitie. Gražus vakaras, žmonių nemažai. To įmesim į jūrą, pagausim ką nors. Priėjo laikas didžiajam atsalui. Tai va taip, ištraukti šį prasipjoviau. Jie šiaip šaldyti būna, tai dar pašalė tokia kieti. O, kaip matot, kalmara galvytė. Čia bus skumbrė. Ir viduje dar... Jo, čia viskas, man atrodo. Tai čia kitas bus 3 rūšių, tas didesnis. Tai parodysiu, kaip užsimauti. Jamam didelį kabliuką. Veriam per galą. Op. Aišku, nepavyko iš pirmo karto. Kaip visada, jie tokie geriau, kai jie atšalę būt, dar jis toks paledėjęs iš vidaus. Labai sunkiai persiverti yra reikalai. O taip. Ir galvytė. Šiukšt. Viskas. Masalai paruošti. Ir didžiąją masalą užsimesti. Specialūs kabliukai yra. Pasikabinė jį. Taip va. Kaip meti į vandenį, atsikabina jis. Sliekiukai paruošti. Darysim metimus. Nu ką, darom metimus. Vėjuota. Daug žolių, nežinau kaip čia. Aš realiai antrą kartą žvejoju to vietoje. Bet atviram krantė iš vis labai vėjuota. Čia kanalas, laivų daug praplaukia. Tai bandom užsimės, žiūrėsim, kur srovės nuveš. Nežinau, labai vėjuota. Nepatiko man tas užsimetimas toks. Matysim, vis tiek dar vanduo ateina. 7 valandą. Po 7:30 turėtų būti pilnai atėjęs, tai bus giliau. Daugiau žuvų. Nu va taip. Užsitempi ir palieki. Meškerytė. Metam kitą greitai. Rimčiausia. Ta gal meskim kairiau, kad nesusipintumėm.
viskas. Gražiai užsimečiau. Tai va, aš, pavyzdžiui, užsimetęs niekada net leidžiu valą. Laikau iki galo, dainu, įsistatau meškerytę, pasikeliu į zunkutę, pam, viskas. Balalaiką gali groti. Ką lauksim kibimo? Aš kiek pamenu, praeitą žiemą labai daug buvo spider krabų. Tai kiekvieną užmetimą nukasdavo zilką su žnyplėm. Šį kartą nežinau, nes kiek supratau, tik atšala biškį iš karto jie pradeda neršti. Kaip matot, keltai labai daug čia praplaukia, didelių, mažų. Čia palyginus dar mažas kelčiukas. Pasitikom saulėlydį. Trauksim siemkės ir lauksim žuvies. Nėra kibimų, tos meškerytės biški jud, bet čia yra nuo žolių. Banga, žolė ir taip atrodo, kad kibim. Užkabinau 2 skambaliukus. Jeigu subarškės, reiškia žuvis yra. Šiaip masalą visą laiką aš pasitikrinu kas 15-20 minučių. Tokiu tarpu. Jeigu nekimbi, įtrauki, permetu. Reikia palaukti sutemų. Sutems žuvytė turėtų ateiti. Nes dar vanduo iš tikrųjų žemai jis turėtų būti iki tų žolių, kur matos. Čia kažkur. Laukiam pilną vandeniuką. Apranga jūroj. Nesvarbu su laivu ar iš krantą, rudenį, žiemą geriau turėti neperšlampamą. Tokioje Anglijoje čia nežinai, kada tas lietus gali užeiti. Aš turiu porą aprangų. Šitą yra itališką dizainą. Aprangytę turi ir kelnes, bet kelnių nesidėsiu. Užteks striukę šį kartą. Šiltas, geras striukytės. Jos nebrangios, tas kostium 140 svariukų kiek kainuoja. Tikrai verta įsigyti. Užsidėsim. Vakarop šaltop. Šaltyna eina. Mato žmonių nemažai. Hello? Kibimo nėra. Trauksim meškerę. Bandysim persimesti kitą pusę. O dar matau, žvejys atvažiavo. Prisijungs prie kompanijos. Tai pirmą traukiam sliegus. Pasiemam skambaliuką.
būtinai pasikabinam. Nemažai žolių turėtų būti. Oi, užsikabinau kažkur gerai. Eina. Krenta. Vėjuota. Mačiau, diena buvo ryte 30 km per valandą, dabar 23 rodė vakare. Pažiūrėkit, liko sveikų, nelika. Ne, tai kur tu, tušti kabliukai. Reiktas labai meškeres permesti ir vėl lauksim kibimą. Nu va, ką ir minėjau, vieną kabliuką nelikė, tai bus krabai nukandę. Dar du liko, šį kartą darau mix-fix slėkiuką. Ir nuo to liko galiukas šito masaliuko. O šitam šį kartą dedam tokį. Tai šį kartą planuose yra šitą meškerį dešiniau ir kuo toliau. Aišku, kaip visą laiką pamirštu užsikabinti. Geriausiai, kai ant stovo dar būna meškerytė. Tik niek, kabinsim čia. Tai o, sakys, nes grepnas. Nemoku užsikabinti. Čia normaliai. Va. Kabinam masalą, rankytės. Eikmenukus nusivalom. Man patink švari meškerytė. Tas pirštines naudoju vienkartinę. Va taip. Ir поехали. Bandėsim čia toj pusėj. Įtempėm slikykę. Aišku, vėl aš čia prigrybavau. Miškį per tolį nusimečiau. Dešiniau. Bet nieko gal. Gal gerai. O. Gausiai įtempins. Viskas. Šitą čia paliekam. O tą mesim čia tiesiai prieš mus. Viskas. Lauksim kibimų. Tai, kai reikia rankas apsiplauti, neina arti prieiti. Savo botus palikau namie. Kažkiek. Nes tas bangas nevienodas, vienas didelės ilgas, kitas trumputė. Gerai bus. Einam į savo namelį. Bet gerai neprodžiau aš jūsį. Namelio kaina 90 svariukų kainuoja. UX kaip stovo firma, kompanija. Bet labai gerai. Nuo vėjo, nuo lietaus. Viskas susidaro čia. Lauksim vakaro, jungsim lempukus. Romantiškai.
Turim po 7, 19, kibimų nėra, tems po biškiai, reiks dėti lempukus ant galvos, ant meškerių jau sujungiau, nežinau, sunku suprast, kada čia tas kibims, nes vėjas, bangos su žolėm, skambaliukai barš, tai neaišku, čia žuvis, ne žuvis. Bet šiaip jūroj, jeigu žuvis skim, daleiskim sibasas. Mėgst perlenkt tą meškerį, atlenkt arba atleidž zilką ir vėl kabint. Tai nemanau, kad čia žuvytės gali būti krabai. Masaliuką valga, kibint po biškį. Vanduo jau beveik pilnai atėjęs. Tikėjaus, kad iki čia bus, bet pasirodo mažai jo. Mačiau, kad 3,97 metro bus. Tai nepilnai 4 metrai. Šiaip geriausiai žvejoti, kai būna nuo 4,5 iki 6 metrų pakilimas vandens. Nes ta jūra čia išeina, pareina. Tai tiek tų žinių laukiam sutemų. Hebra, turim žuvį. Paėmam, nusiemam skambaliuką. Turim žuvytę. Neaišku kas, bet kažkas yra. Pažiūrėsim. Nežinau. Ne per didelę matyt. Bet pirmas kibimas šį vakarą. Porą valandų prasidėjau. Žuvies. Taip ir mažokai. Sunkiai eina. Nes daug žolės bus. Spurda gerai. Meškeryti. Kranta į. Įdomu pamatyti, kas per žuvytę. Tai meškerį sistemėlę perdariau ant vieno kabliuko ir perdėjau vien tik didelis lieka. Tai ant juos ir užkibo. Pažiūrėsim, jeigu nepabėgs. Kas čia per žuvį? Spurdėjo tikrai gerai. Jau čia. Ką čia turim? Nieko. Tai kaip tai? Reiškia, pabėgo. Bet kibimą turėjom. Gerai, laukiam kitų kadrų. Nu, pažiūrėkit, kokie slekai dydžio. Nežinau, kas čia buvo, bet nepatraukiau į krantą šios. Negerai. Visi darka. O čia bus reikalų, man atrodo. Permetęs meškerytę savo kitą. Gal ir ne. Pažiūrėsim. Čia kas? Ne, viskas tvarkoj. Ką, lauk. Turim kiek tų valandėlių. Pažiūrėkim greitai. Po 9:38. Kibimų nėra, pabūsiu dar iki 10. Tai jeigu kas užkips, jeigu ne, važiuosim namučio. Bandysim gal rytoj. Bet rytoj matau rodo lietudiai. Tai nemanau, ar pavyks išvažiuoti rytoj.
Vaizdai va tokie, kruiziniai laivai. Kruiziniai laivai. Artanija. Viskas, bandau permesti vieną kartą ir važiuoju namo. Bandau šiokį tokį eksperimentą. Suvėriau visus sliekus, kiek turiu. Čia po 5. Nežinau, nesu taip žvejojęs, bet tai nenoriu šių išmesti, rytoj nevažiuosiu. Tai masalų. Didelis saldainis žuvims. Bandau mest, 20 minučių palauksiu, ne, tai reiškės ne mano diena šiandien žvejybai. Bandau užsimesti. Nu, žvejai, kaip jau supratot, žuvies šį kartą nebus, teks važiuoti namo šprotus valgyti ar konservus lietuviškai. Tai turėjau vieną kibimą, nežinau, ir gerą kibimą, kaip matėt iš tos meškerės judėjimą. Tai šį kartą tokia ta žvejyba, bandysim kitą kartą važiuoti gal į kitą vietą. Toj vietoj buvau tik antrą kartą gyvenime ir nepatiko manin. Važiuosim į geresnės vietas ieškoti, žvejoti. Tai iki kitų kartų. Iki.